čia? Grožio konkursą atvažiavai, galvoju. Papasako, Gintai. Nu ką, daug, senai nebuvai svečiuoja, žinok, daug susikaupė, ką daug pasako. Paskui įdomu, jau pasidėčiau šios, tai filmuoji? Jo. Tai tu labai stabilis. Pasakau, bet reikia nusės po to, niuansus aptarsim. Palauk dar kažkaip. Aš kai nusimoju šalmą, tai toks jau... Palauk. Nu gerai, trečias dublis. Palauk, nusipraus. Nu nereikia, nu. Vis tiek įdėsiu. Vis tiek įdėsiu. Čia Dakaras, nu kokį čia grožį saloną darai. Va, šalmas gražus, tai čia tai faktas. Šalmą reikia nuplauti visą laiką, o kad tu ten nepasidažys, tai nieko tokio. Prieškanuoja akis, nėra atrodo. Normaliai, žinau, kad ir taip matus nepersimėgi ir visa kita, kad ir kita panaši, žinau. Kuri tavo palapinė? Čia tavo 5 žvaigždučių viešbutis. Vidurinė. Šiaip dulkė šiandien užkniso. Mačiau, kad visos mašinos to fešfešo apaugusios, tai atrodo, kai išmuilino, iš molio kažkokio tai kemsino išmuilino. Žiaukit čia. Šaukiu lemba ant tos visos. Dykumoje ir niekam nerūpi. Nu va, bet tik gau. Gerai, važiuojam. Šalma. Gražus šalmas. Taip, padabintas Lietuvos vėliavos spalvom. Gerai, apie šiandien greičio ruožą. Iššūkiai, kokie kliuvo, tikėjaisi, nesitikėjaisi, rezultatas tenkina, netenkina. Aš nežinau rezultato. Deja, nežinau dar rezultato. Bet šiandien enduristų buvo greičio ruožas. Enduro. Man atrodo 95 to šiandien. Na jeigu 95, tai čia labai aukšta vieta, nes... Aš pirmai žiūrėjau, jo, 95 tikrai. Tai labai gerai tai reiškia. Tai reiškia, man patinka enduro ir... Tik tiek, kad žinai, iš tikrųjų, kažkaip jau šiais metais man taip pasitaiko, kiekvieną dieną randu kokį nusivertusį motociklinį. Praeitais metais man taip dažnai nebuvo. Ir šiandien pamačiau tą malūnsparnį ir kažkaip vos nepyliau į tą patį akmenį, kur jisai pylė, bežiūrėdamas į malūnsparnį, bet viskas buvo gerai. Tai kažkaip turiu pasakęs tokia depresinė diena. Būna tokių dienų, kai tu nori greičiau pamatyti finišą ir nenori labai ten pradėti lenktyniauti. Tai va, šiandien tokia nuotaika iš tikrųjų nevažiavimo. Iš kitos pusės ruožas tai toksai super hard enduro. Nu ir tas fešfešas, tai sakau, iš tikrųjų. Jau nežinau kokią metodiką pritaikyti. Bandau kvėpuot per nosį, užsikemša ir išžiūva gleivinė, pradeda tampyti. Kol nuryto vandens, tiesiog jau ir tas vanduo varo iš proto ir tos dulkės. O šiaip labai, faktiškai akmenim važiavom visą kelią ir tokiais skardžiais sunku nupasakoti. Į skardžius reikėjo pakilti, bet viskas pavyko. Gerai važiuoklė esu patenkintas, nes šiemet pakeičiau nustatymus nuo, sakykime, ralį. Praeitais metais maniau, kad Dakaras tai yra ralis iš tikrųjų, bet kai po to įsitikinau, kad tai yra didžioji dalis enduro, tai šiemet turiu daugiau skirtą bekelį enduro pakabą ir šiandien iš tikrųjų buvo kur ją patikrinti. Akmenim reikėjo važiuoti 10 km, tik akmenį. Tai tikrai labai komfortabiliai jaučiausi iš tikrųjų. Tai va tiek kaip šiandien greičio ruožą. Vakar buvo. O kaip pačio savijauta bendrai po viso šito 5 greičio ruožų? Išsekęs labai jautiesi? Ar toksai miego trūkumas yra, ar nėra, ar pusę velnio, palyginti su pernai metais? Lengviau ar sunkiau? Aš kuo toliau jaučiausi geriau, nes žarnyne iš tikrųjų pasigavau infekciją ir buvau pas gydytoją vakar. Tai kalbėjau, kad čia yra begalė tokių žmonių, tai tiesiog kita šalis. Tarp mechanikų, žinok, irgi laksto į tualetą labai daug lietuvaičių, kurie yra, tai valgyti net negali, vaikšto tokie kaip baldi. Šiaip tie mechanikai mane pavaišino vieną dieną, kad... Nu tai va, viskas aišku. Tai va. O šiaip, ko toliau šiandien esu tikrai mažiausiai turbūt pavargęs iš visų greičių. Nu, aišku, pradžia buvo ten. Šiumetinis Dakaras, pirmas 3 dienos, tai tikrai yra
grilio vertas, taip jeigu realiai palyginus su praeitais metais. O nuo vakar jau Dakaras prasidėjo, nes vakar jau ruožas buvo rimtas, pervažiavimas 430 km vakare, tai iš tikrųjų... Tais naktiniais serpantinais. Jo, vakar kritau kažkokio ten radijos stoty, kol grįžau ant žemės ir užmigau. Numigau truputėlį, tai labai gerai. O šiandien jau atsigadė. O, kolega Filipo. Jis iškito žmogus iš mūsų komandos ir, kiek žinau, ligonė buvo, bet viskas matau gerai. Tai labai smagu. Tai va, jaučiuosi kuo toliau, tuo geriau, nes man lyg tai praeina tie žarnyno visi dalykai. Jau vakar davė vaistų, gydytojas. O tai pirmą kartą norėjau valgyti, jau važiuodam, šiaip iš vis nežinau, važiuoju. Kai važiuoju tais pervažiavimais, tai ant tiek namų maisto norisi, kad net daugiau nieko negalvoti, jau sakė, apie skanius lietuviškus patiekalus. Vakar tai iš vis turėjo būti sudėtinga, nes greičio ruožas ir paškiau tas ilgas pervažiavimas, o ne? Jo, po greičio į ruožą jaučiausi puikiai, iš tikrųjų, visai gerai, bet jau grįžus vakarė, tai 430 darant asfalto, nu, tai jau aišku, padarė savo nuomonę, bet ruožas tai buvo ypatingas, galim pavadinti tokiu karališku ir kopas, nerealaus aukščio ir Beje, ta didžioji kopa, kur buvo išvažiavusi iš upės vagos, tu ją įkopiai? Ar aplinką važiavai? Aš čia turbūt žaidimas klausimas buvo, bet... Pameni, buvo upės vaga tokia? Taip. Ir išvažiavus iš jos buvo didelis kalnas į kopą. Ne, visus įvažiavau. Aš sakau, atsiprašau už nesąmoningą klausimą, nes buvo nemažai tokių, aš tenai žiūrėjau, tai nemažai tokių, kurie aplinkoje važiavo. Motociklininkų? Ir motociklininkų buvo, ir automobiliai, tai to labiau, sunkvežimiai. Į dešinę, kur buvo, į viršų, ne? Jo. Ne, važiavau. Visus kalnus, šiandien nevažiavau, buvo labai didelių kalnų ir buvo hebridės, kur per mažai atsukdavau rankeną ir... Bet ten realiai kaip koks 12 aukštis namas tokio dydžio, ne? Nusiaubas kokie dideli. Jeigu ne aukščiau dar. Nu, gal ir aukščiau, jo. Jeigu ne aukščiau, o... Buvo, kur leidomės vakar kopą, tai gal kilometrą aukščiau. Jo, man tokius. Jo. Bet vaizdai vakar buvo irgi įspūdingi. Viena akim šiaip man patinka pakeliauti ir pasižiūrėti, tai vakar iš tikrųjų labai fainai buvo. O kai šalia vandenyno važiavai, įmerkei ratus į vandenyną? Tarp kitko važiavau, neslėpsiu, karts buvo momentų, karts, kai mes žiemą pasivažinėjame ir pajūrių, kas aišku nėra labai gerai, bet tik žiemą, kai nėra žmonių, tai važiavau beveik ties vandens riba, ten yra smėlis kietesnis, tik tai aišku reikėjo nesuvažinėti, nes jie lipa į aukštukų tuntai skraido, visiškai kitoks pajūris. Ir dūksna. Važiuoja ir akiniai visą laiką uždulka, tai turi nusivalyti ir vėl pavažiuoju. Vėl tiesiog keistas toks jausmas. Nu super, ačiū labai už įspūdžius. Ruoškis rytoj kelio knygą, studijuok visą. Gerai. Ir kas rytoj beje laukia? Rytoj vėl jau ilga diena labai. Pervažiavimas 300, greičio ruožas. Aš turiu aprašymą dabar. Dar visiškai neįstudijavau, bet... Pirmas greičio ruožas 228, reiškia tas toks pervažiavimas 97. Antras greičio ruožas 128 ir dar 21 grįžti iki Bivako. Tai kartu sudėjus, čia matau, yra greičio ruožų išeina virš 350 km. Tai jau gerai. Visą vakarą teko ir griovį šoktelti. Įkritai, nugriuvai, pervirtai. Nespėjau sustabdyti ir nespėjau papasakoti istorijos apie tos savo nelemdus sakinius iš tikrųjų. Tai akiniai geri, bet ne mano veido formai. Ir per laiką fešfešo pareina į vidų ir jisai nusėdavo tose vietose. Ir aš tokį dalyką apturėjau pirmą kartą savo gyvenime. Prieš tai buvo, teko nušokti nuo nemažos kopos, buvo didelis smūgis į važiuoklę ir smėlis staiga pakyla tau viduje akiniuose ir tiesiai į akį. Tai turėjau sustoti, išsivalyti akį, kažkodėl į dešinę pastoviai, o po to, kai tą griovį nespėjau stabdyti, tiesiog aš į jį įkritau ir irgi gausi smūgis.
vėl man švežasi į akį antrą kartą, tai iš tikrųjų turėjau reikalų. Ir nukritęs ir nelabai matau ką, kol aš ten viską susitvarkiau, tai tokių nemalonumų. Tai čia aišku labai rimta, nes akis, jeigu jinai pradės kvailioti toliau, tai gali būti sudėtinga, bet vakar jau teko apsakyti pas daktarų, taigi va, skrandžio, išplovė akį, davė vaistų, sakė, šioks toks yra uždegimas, bet jau šiandien pasiėmiau senus savo praeitų metų akinius. Skirtumas tas, kad dabar matau, kaip akiniuose varva prakaitas, va šitai, tiesiai lašai krenta, nes viską labai gerai uždaro ir tiesiog prakaitui nėra kaip nupūst vėjui, nu, bet tada akis yra apsaugotas nuo durpių.